Sveiki, po ilgesnės pertraukos, kadangi sirgau, noriu ir vėl su jumis pasidalinti tuo, dėl ko labai dažnai klausėt jūs manęs, tai dėl maisto, dėl primaitinimo. Noriu pasidalinti su jumis primaitinimo savo galbūt planu, kaip viską pradėjome daryti, kaip pradėjo vaikai ragauti, ką ragauti, kiek ragauti ir kada galų gale pradėjau primaitinimą. Labai dažnai girdžiu, kad pagal pasaulinę sveikatos organizaciją geriausia yra primaitinti vaikus nuo 6 mėnesių. Tai aš taip ir pradėjau daryti nuo 6, bet ne dėl to, nes jie taip rekomenduoja, o dėl to, kad pagal savo vaikus, jiem buvo tada tik tai 4 mėnesiai realaus, kaip jeigu jie būtų gimę laiku, jiem būtų buvę tik tai 4 mėnesiai. Tai o nuo gimimo jiem buvo 6 mėnesiai, tai žodžiu, aš buvau tame tokiam pasimetime šiek tiek, bet paklausiau savo daktarės, neontologės, ji man pasakė, kad taip galite pradėti, kai jam buvo nuo gimimo 6 mėnesiai, o 4 mėnesiai buvo nuo jų koreguoto amžiaus. Na ir viską pradėjau po porą šaukštelių, moliūgas, bulvytė ir panašiai, tokios paprastos daržovės, duodavau jiems po porą šaukštelių, bet jie iš karto valgė, iš karto rijo, nesispjaudė, žiojosi ir kažkaip labai greitai perėjau prie dubenėlio maisto. Na, aš nežaidžiau kažkaip labai ten mėnesį ar ten 2, žodžiu, su porą šaukštelių, aš kažkaip, kaip pamačiau, šiek tiek aišku porą savaičių ten vis didinau dozę, kol dasiekiau tą, kiek matau, kad jie suvalgo ir kažkaip tai aišku riboju maždaug, maksimum turbūt kokie 200 gramų, nors dabar akylai taip nebesveriu kaip iš pat pradžių, bet maždaug iki 200 gramų ar daržovienės, ar košės ir viską pradėjau nuo daržovienės ir įvedžiau per pietus. Tada, kai jau jie valgė pilnai daržovienę, tada aš jiem įvedžiau, iš tikrųjų tai tikslių laikų nepasakysiu, nes labai viskas greit bėga ir jau neužsirišinėjau ir nieko neatsimenu labai tiksliai. Bet tada įvedžiau jiem košę ryte. Tai jie tada pradėjo valgyti ryte košę ir iš tikrųjų dėl ko pasirinkau rytą, nes būna kartais, kad vakare, po to tik rytą pasirenka. Bet jie pas mane labai nevalgus yra iš pat ryto mišinuko, nelabai nori, gal naktį prisigeria, nors Emilija nesikelia naktį, bet, žodžiu, nežinau dėl ko, bet jie mišinuko ryte nenori. Tai jie valgo atsikėlę ryte, tik Emilijai duodu pienelio, nes jai reikia tiesiog, irgi paros normą turi suvalgyti pieno. Ir tada jau verdu jiem 8:30 košę. O dažnai labai klausia manęs, kokias aš košės naudoju, ką aš duodu, ką taip ten skaniai valgo ir taip toliau. Tai nuo pat gimimo aš jiem duodu mamuko košės. Visokių žinučių būna susilaukiu dėl kokybės, dėl to, kad kažkas kažką rado toj košėj, dar kažką, bet aš visą laiką sakau, tiek, kiek aš žiūrėjau, kas yra mūsų rinkoje, tai yra lietuviškas produktas, ekologiškas produktas. Jis yra verdamas, jis nėra užpilamas, dėl to tai yra tikra košė, o ne užpilama košė. Na, aš nežinau, galbūt nieko blogo tos užpilamas, bet mano vaikai jų nelabai valgė. Jie labai gerai valgo šitas verdamas košės, jos tiesiog yra tam tikrų būdų apdirbtos ir jas yra tiesiog paprasčiau išvirti, nereikia virti ilgai, po to jų blenderiuoti ir panašiai. Man tikrai daug paprasčiau yra tiesiog užmerkti 5 minutėm, pavirti porą minučių ir tada jie tiesiog pastovi ir man 15 minučių yra košė, visiems 3 vaikam puikiai valgo, labai daug rūšių ir, tikrai, aš jeigu ne šitą košę, tai tikriausiai turbūt virčiau ir malčiau, nes tokios, kaip pasakyti, net nėra tokios panašios košės kaip mamuko, nebent aš nežinau. Gal kas nors papasakos, bet žodžiu, mamuko košė tikrai labai myli ir jinai tikrai labai labai superinė. Tada jie valgo daržovienę, tarkim, 12:30 ir dabar jų daržovienę valgo su mėsytė, tai aš mėsytę pradėjau duoti po mėnesio daržovių maitinimo. Žuvies dar nesam ragavę, bet šiandieną nusipirkau ir pradėsiu bandyti, jiem dabar yra 10 mėnesių ir jie pradės jau ragauti irgi žuvytę. Tai dabar nupirkau berods menkę ir dar kažkokią žuvį, pamiršau su žuvim, aš nelabai pati draugauju, tai nelabai atsimenu, bet jinai yra naudinga ir aš pradėsiu irgi dabar vaikam ją duoti. Daržovės, tai iš tikrųjų iš savo mylimų uošvių labai daug gaunu daržovių. Dar yra viena moterytė, kuri man per Instagramą, niekada nesu jos mačius, nes jis vyras arba ten tėtis paima tos moliūgus sunkius, bet atveža man moliūgų pati augindama, tai irgi super, žodžiu, tai stengiuosi iš tikrųjų
naudoti kiek tik tai galiu, tik tai vat, iš savų daržovių kažką. Ta prasme, jeigu jau kažko aišku, ten, pavyzdžiui, koks brokolis, aš nerasiu dabar užaugintų man va čia va brokolį šalia namų darže. Ar juokauju, ta prasme, vis tiek tenka kažką tai pirkti, kažkokias daržovės arba saldžias bulves, kurios yra iš kažkur, bet mes gyvenam tokioje šalyje, kur nėra galimybės gauti visko šviežio. Tai daržovės iš tikrųjų labai gaila, bet tenka naudoti ir iš kažkur, tai ne iš ekologiškų ūkių, bet, stengiuosi kuo sveikesnį maistelį duoti vaikams. Tai ir tada, kai jie pavalgo pietukus, jie prieš miegą, aš jiems duodu, jie kadangi miega dabar 2 kartus prieš miegą, aš jiems sugirdau šiaip ne taip supant vežime pienelį. Nežinau, dabar gal dar kad dantis dygsta, jie labai taip sunkiai geria, jiem kažkaip atrodo, kad lyg skaudėtų tą burnytę ir nelabai nori čiulpsoskį. Tai sugirdau pienelį prieš miegus, kažkiek, bet nedidelės dozės. Ir tada jau, kai jie atsikelia man po pietinio miegelio, tai praėjus kažkiek laiko, maždaug 5:30 duodu aš jiem užkandį, nes kaip ir vakarienė, jie eina vėliau šiek tiek miegoti, tai vakarienės neduodu dar 5 valandą, tai būna užkandis, kažkaip duodavau bananos avokadų, ten maldavau panašiai, bet kažkaip pastebėjau, kad jie būna ir nuo to neramus, ir jiem pilvelius skauda, taip toliau, tai aš nelabai pasitikiu iš tiesų tai, ką mes perkam parduotuvėse, nes neaišku, iš kur kas ir kaip atvežta. Tai dabar duodu ar jogurtuką, ar varškytę, ar jogurtą su varške, paskandinu tyreliam ir puikiai jie man suvalgo tą užkandį, ir tada žaidžiam iki vakarė arba einam maudyti vaikų ir po maudymo tada duodam jiem košės. Tas užkandis nebūna labai didelis, jis tiesiog tam, kad atimti iki košės, o košė būna 7:30. Gal kiti sakys, kad negerai apkraunam skrandį, tai vėlai vaikam, bet, jie yra 3, mes norim, kad jie miegotų naktį, kad jie nesikeltų valgyti, tai, aš nežinau, ar dėl to, bet Emilija, kaip mes pradėjom įvedinėti košę šitą vėlesnę tokią, jinai pradėjo išmiegoti visą naktį. Herkus atsikelia pavalgyti vis tiek kartą 2, nežinau, ar dėl to, kad jisai didesnis ar kas, bet jisai tiesiog prabunda ir galbūt mums yra lengviausias būdas užmigdyti yra taip pieną kišti, galbūt šiaip atsikelia, mes pieną kišam, bet dar kaupiuosi tam, kadangi yra mokslai, negaliu sau leisti nemiegoti naktim visiškai ir bandyti jiems neduoti ant pieno ir panašiai, nes jie pakankamai dideli ir tikrai turėtų išmiegoti jau naktį, bet dar trūksta jėgų. Patricija vieną kartą dažniausiai pavalgo ramiai savo ir miega toliau, tai kai duodam tą košę, jie suvalgo jos irgi daug ir skaniai ir tada jau jie eina miegoti pusę 9 su pieneliu, nors dabar ir to būna atsisako, nes dantis skauda, bet šiaip taip, su pieno jie išgeria ir užmiega tiesiog paprastai. O ką tikrai siūlau įsigyti, tai maitintuvus. Matote nuotraukoje, tokie maitintuvai pačiom pradiniam tyreliam labai patogu, iš tikrųjų, man ypač buvo 2 vaikus labai patogu maitinti. Spaudžia tiesiog. Ir vėliau kažkaip jiem pradėjo, kadangi dantukai atsiradinėti, pradėjo norėti iš silikoninių valgyti šaukštelio, tai dabar su silikoniais maitinu. Bet pats reikalingiausias ir nerealiausias dalykas tai yra Avent garintuvas, yra Baeba dar tokios firmos, bet aš pasirinkau Aventą, iš tikrųjų nelabai ten ir gilinausi, bet draugė nusipirko, tai ir aš nusipirkau ir labai patenkinta esu. Nes viename viskas išsigarina inde ir viename inde tu tiesiog jį apverti ir sumali. Nereikia įdėti kažkur kitur ar ten blenderiuoti, gaišti, labai greit gaunasi ir man tai yra labai aktualu. Tai tikrai labai esu patenkinta. Tai tikiuosi atsakiau jūsų klausimus, ką duodu vaikams, kokios košės, koks maistas, kada pradėjau ir visokių tų nuomonių yra, kada reikia pradėti primaitinti, bet aš galvoju, kad čia labai individualu dėl visko. Nėra rašytų tokių taisyklių, neturi viskas būti pagal knygą, tai nuo vaiko priklauso. Aš pradėjau maitinti, kai mano vaikai dar patys nesėdėjo ir sėdėjo babybornuose, bet jeigu aš duodu vaikų šaukštelį, jisai nuryja ir jisai nori dar ir nematau prasmės nutraukti maitinimą, jeigu aš matau, kad jis gerai jaučiasi, be to labai stipriai susitvarkė visi tie kakučių reikalai. Ta prasme, pavyzdžiui, Patricijai buvo sunkiau su pilvu, bet pradėjus primaitinimą, aš galėjau jai nebeduoti ožkų pieno mišinio, aš galėjau pradėti duoti tą patį mišinį, kur duotų visiems vaikams. Ir tikrai nėra jokių problemų, savo laimingai varo normaliai į pampersas.
Tai va, tai žodžiu, sėkmės maitinimuose, sėkmės primaitinant vaikučius. Dabar mes jau stengiamės jau nebe tiek malti, o vis tik truputį pablenderiuoti, žodžiu, kad jau valgytų šiek tiek ir gabaliukais. Jiem puikiai sekasi, nespringsta, tai žodžiu, labai tikiuosi, kad jau perėjus prie to, kad nebereikės malti. Ir iš vis gal jau taus pradės patys valgyti, kai būtų labai labai šaunu jau. Labai laukiu to, kad nereikėtų maitinti. Nes tai, atrodo kartais tik tai maitini tos vaikus. Maitini, nors ir smagu, ir faina, bet galėtų jau ir patys truputėlį mokintis imti po gabaliuką ir dėti suburninti. Tai va, tikiuosi atsakiau jūsų visus klausimus, kuriuos man uždavinėjot. Ir jeigu dar kažkokių klausimų turėsit, tai po YouTube video galite pačioje parašyti, pasistengsiu atrašyti. Viso.